Na ką, nauja diena, nauji iššūkiai. Su QR kodu, kurį gavom 8.15 taške, reikia ten pasienį kažkokio tag, red back sign on dam. Kas tas dam? Merginos jau analizuoja šiandienos užduotis. Aš mėgaujuosi pietinę kavą. Šitas selfie su... Vyrukai tvarko palapines. Tai ką, gavom šiandien užduotis. Šiaip tikrai užduočių yra nemažai. Man atrodo, kad organizatoriai norėjo kažkaip įvairinti tą tokį kelią iki pasienio ir tą kirtimą sienos Senegale. Tai dabar studijuojam lapą, ruošiamės, dėliojamės ir tikiuosi morką biškai sukviesim, kad galėtume mes išsiveršti. Tai šiandien prasidėjo dar viena diena nauja, kur ruošiamės įvažiuoti į Senegalą. Šiandien turim nemažai užduočių iki Senegalo sienos kirtimo. Ir viską planuojam pasidaryti, kuo greičiau norėtume, kad po to kirsti sieną ir labai vėlai nesusivėlinti į bivaką. Tai pasižiūrėsim, kokia šiandien ta diena bus. Okay. Visas užduotis tai yra Mauritanijos pusėje. Senegale jokių užduočių nėra. Tikriausiai organizatoriai darė dėl šitos situacijos įtemptos Senegalo. Ir apie bivaką sužinosim, tik kad sienos organizatoriai praneš, kur bus bivakas, nes jisai pasikeitė, turėjo būti vienoje vietoje, tai dabar ten nebus. Sakė kaip organizatoriai, kad vakar ir ant sienos ir kitose vietose, kur mes turėtume būti, buvo ramu, bet kaip bus šiandien, nežiūrėk. Matysim. Go! Hi! Buvau pasiruošusi saldainių, nes buvo labai daug vaikų prieš tai. Kai jie buvo, aš net nebuvau pasiruošusi. Tada pasiruošiau, pasidėjau visą maišelį. Ir neliko vaikų. Ir nei vieno vaikų. Bet buvo daug tų asilų. Aš nežinau, ar asiliukai valgo iš tikrųjų. Reikia pamėginti. Tai va, šiandien diena nuostabi. Labai faina, kitokia gamta, nebe tos dykumos, nebe kopos, bet yra smėlis. Tokia link savanos važiuojam jau. Ir labai man patinka važiuoti pro tos vietinius kaimelius, kur turistai niekada nevažiuoja, niekada tokių kelių neaplanko kaip mes. Mano vyras duoda gazo gerai, tai man gerai šokinėjo labai. Pasiteisina šį kartą, kad jau turim kondicionieriaus, nes visi nori važiuoti dabar darytis langais, ne tik mes. Tai, nežinau, man viskas patinka šiandien. Laukiu sienos, tikiuosi sklandžiai pravažiuosim ir lėksime į Senegalą. Okay, bye bye. Kaip puolė visas po rankom.
Visi rankas sukišo į mašiną. Bet fainai. Ir dar laukia. Hello. Alzei. O, žiūrėk, kiek jau prisirinkė. O, kokie mandagas. Mergaitė nedrasi. Aha. Hello. Hello. Štai pas tave mandagus pakliuva. Pas mane tokia biškia aršesnė, bet niek atsilaikė. Pasiekėm tašką. Žodžiu, vietiniai laukia gamina, skerdžia mėsą. Vidury lauko aplink dykumą. Važiuojam tokiais labai smagiais keliukais. Kaip sekasi vairuoti tokiais keliukais? Nu, vienas malonumas, iš tikrųjų, tai per sviestą eina tokių kalniukų pasisiubavimo visokių. Tokia graži kaip iš savana. Nu, vaizdai, nu, meditacija iš tikrųjų. Taip, esam tokioj savanos oazijai, kaip sakau. Tikrai labai smagu iš pavakarykščių kopų. Tai šiandien toks jaučiasi kaip poilsis, relaksas. Šios dienos maršrutas ir yra įrodymas, kad kiek daug gali pamatyti važiuodamas offroadu. Nes tikrai nežinojau, kad yra tokio nuostabumo gamta Mauritanijoje. Įvažiavus giliau yra wow. Jūsų dienelė? Gera. Super. Kaip oras? Good? Very good. Asilas rodo kelią. Kas iš mūsų komandos? Nebetoli Senegalo sienos. Šiandien visi 3 Muddox ekipažai rungtyniauja tarpusavį smarkiai. Stojam, vienas kitam nepadedam su užduotim. Bandėm kelis kartus, net vienas kitą klaidinti. Gydytojai suraminta, nestokite, žinokit, tikrai nieko nėra. Nu gerai, Eglut, tau ant sąžinės. Tai, žodžiu, tas rungtyniavimas tarpusavį jau stiprėja. Tai kol kas žaidimas tik smagėja.
Vieną pusę, kitą rodą į kitą pusę. Pasistiektas, tikriausiai Second Road. Bet ne, man atrodo, išlysim dabar į dešinę ir išlysim vis tiek į tą plentas kelią. Ir čia yra važiavimas prie Senegalo sienos. Jau vaikšto kepurė ant kepurės, bet bent jau nevaikšto turėtų nuo taip. Ne? Come personne? No. Et non, à peine, rien, présentez. Give me the... No, give. 5, 5, open. I have two. No, 4. Two, I have 5, 4. No, 2, it's enough. No, No. 5 personnes là-bas. 4 children. No, don't, give. Neduok, nu koks žodžiai. Ah, ok. O kam tu darai? Nu, tai ką piktas. Nu tai aš irgi piktas. Eik, nu čia pasirinkti. Nejuokauk. Nem nu toks numerą man. Eu queria isso, vou puxar aí. E a tira de mapa, tira no saco. E tira no saco, vem, gente, dorme se graça, dar no vou mapa šlegai. Atvežu vėjus. Tai viskas gali važiuoti? Na ką, velė tokia eilė. Ir nebiški nejudu. Karščio 37. O tu laikai tai darytas durė? Esam prie Senegalo sienos. Kaip sekasi Ramintui? Labas. Kaip sekasi? Sekasi, iš tikrųjų toksai lengvas nuovargėlis, nes Gerai, net neprisibeldžiu, nieks neįsileidžia. mes tai taip Nieko šaltai mes sėdėm. nenorim, nieko nepirksim ir nieko neduosim. Man tik porą žodžių, kaip jaučiatės. O iki. Nu labą dieną, vėl gadu ateinat. Agirė, atėjau paklausti, gal megztuką nereikia? Kokia yra normali žmogaus temperatūra kūno? Nu tai 3,6. Nu va. Va, pataikiai. Laukia 3,6. Sakot, palaiko, ar ne? Mes esam dabar įsilieję į orą. Paršliaužė. A vėl gadu nori. Jo, Vėl bet gadu. dabar pinigų, aš noriu Eikit pinigų. laukusi nuo mūsų, nu. Kaip jums kelias į sieną, paskutiniai kilometrai? Šiaudai geras. Turi ką nors ten? Patsikaratėm, išsijojom, išsitarkinom. O kaip jūs, ar kažimorka išsitarkavo ar ne? Morka, nebeliko ką tarkuoti jau. Kotelis liko. Interneto reikalai? Taip, bandome išspausti paskutinius gigabaitus, kuriuos pirkome Mauritanijoje. Tai... Atneša apyrankį, einu pirkti, žinau. Neturiu apyrankį, noriu nusipirkti. Pasidarė gerą kainą. Taip. How much? How much? Like, look me, look. This one, how much? How much? 5 euros. 5 euros. Senk. Senk. Tai... 5. 5? Senk yra 5? Ai, senk. Okay. No cigarettes, no, thank you. Kokį kažį pasimti? Šiaip tai tų burgulinių kokių norėjau. Čia yra tokia medinė. Agirta, čia jų pinigais tos 5 sakė? Ne, 5... Senk euros? Yeah. In the Mauritanian? Look, you, 5 euros. And in Mauritanian money? Mauritaniano. Why? Tokią fainą apyrankę parvešim vaikam lauktuvių. Tai tokia apyrankė paprašė, nu nežinau, man tai brangiai atrodo. Kaip čia? Tai 5 eurų. How much is for the Senegal money? Yes. How much? 1 euro. 1 euro.
Wow, travail. Beaucoup travail. O, na. Ir paskutinė užduotį turim pervažiavus sieną nusifotografuoti su La Gazelle alum, Senegalo vietiniu alum. Labai laukiam, bet nežinau, ar čia greitai tai įvyks. Eilė visiškai neįvyks. Labai sudėtinga užduotis. Reikės ieškoti, kur gauti tos užduoties kaltininko, kuris mus galbūt galų gale atgaivins nuo šitos eilės. Tikiuosi, kad bus labai greit. Kaip su taškai šiandien, Hebra? Neblogai, tai vat... Pradėjot rinkti jau? Ar toliau tik tai turinat? Mes renkam. Kaip šiandien labai tokia rezultatyvi, sakyčiau, diena. Užduotis. Vieną praleidome per mano kaltę, nes mano planšetė užkaito, paskui pasijungiau, nu žodžiu. Tai buvom praleidę su kilometrais. Kiek kilometrų? Lygiai ekipažai supratom iš to, kaip jie greitai apsisuko ir nuskuto atgal. Tai mes buvom prakūrę pusantro. Mes buvom Nepasakėt. Lietuviškai tu nekalbės? No, kavish, no, I like kavish. I don't understand kavish. This Senegalese money. No, I don't need money. Okay, you speak English. Good. Kaip sekėsi? Susikalbėjom. Neprastumėt savo nieko. Labai daug pinigų nori siūlyti ir dar daugiau paimt. No, thank you. No besoin de change. No. Ok, tu m'as filmé, ok. Tai... O. Tas geras. Ką rašiuojat? Persitvarkom savo kambarį. Ar tai reiškia, kad kelionė į pabaigą jau čia viską baigėt išeikvoti? Neliūdink. Kas vakarieniai? Troškinys. Mes, žinai, vienas dirba, du žiūri. Mes prižiūrim, ką gerai nuvalyt. Čia Čia yra modoksinis stalas, ne šiaip stalas. Kas skanaus jūs tai šiam vakar? La Gazelle. La Gazelle. O, į Senegalą atvažiavo. Tikriausiai senegalietiškas alaus. Saugiai lauktas. Skanus. Jo. 2 šalis be alkoholio. Ir čia atvažiuojam. Turim alaus. Eina armija ieškoti tūso? Yes. Programa. Einam pažiūrėti afrikietiškos šventės. Senegal money. Čekana. Gyvenimas serda.
Nu niekaip jau nepagaunam, niekaip. Nebeveikia racija. Nu, jeigu chebra važiuoja iš paskos mūsų, tai jie supras, kad mes priekyje.